Ačiū labai visiems susirinkusiems, labai smagu, jog nusprendėte penktadienio vakarą praleisti mūsų seminare. Tai aš esu viena iš lygiosios narių Ugnė ir mes esame organizacija siekianti moterų saugumo ir lyčių lygybės, veikianti per lokalų aktyvizmą, tai socialinių medijų iniciatyvas ir bendruomenės kūrimą. Šį seminarą ves Vilniaus universiteto lektorė, ekonomistė ir investuotoja Neringa Ramanauskė, o šio seminaro viešnia yra Miglė Grybinienė, tai sutelktinio finansavimo platformos Profitus rinkodaros vadovė ir viena pirmųjų investuotojų, kuri per 8 investavimo metus yra sukaupus tikrai nemažai vertingos patirties. Tai viso seminaro metu galite klausti klausimų, kuriuos rasite skiltyje klausimai ir atsakymai. Ir perduodu žodį Neringai. Dėkoju. Na ir šiandien mes su jumis turime tokią labai įdomią temą. Įdomią lietuviams, nes lietuviai labai myli investavimą į nekilnojamą turtą. Tai pasirodo viena iš pačių populiariausių investavimo krypčių ne tik tai Lietuvoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip matysime. Na, bet jeigu neturi 100 000 eurų, tai nuo ko galima pradėti, kaip galima įsitraukti nekilnojamą turtą kaip turto klasę į savo investicijų portfelį. Apie tai šiandien ir pakalbėsime. Pasiūlysim jums variantus, ką daryti, jeigu aš turiu 100 ir kiek daugiau eurų, ką daryti, jeigu aš turiu ir mažiau negu 100 eurų, pavyzdžiui, 10. Tai šiandien su jumis kalbėsiu aš, Neringa Ramanauskė. Aš esu Vilniaus universiteto ekonomistė ir aistringa investuotoja, kaip save mėgstu pristatyti. Ir mūsų viešnia šiandien yra jau pristatyta Profitus platformos rinkodaros vadovė Miglė Grybinienė, kuri taip pat labai mėgsta investuoti ir mėgsta dalinti savo gerąją patirtimi. Tai mums galite adresuoti klausimus taip pat ir šiandienos mūsų susitikimą organizavusioms merginoms iš lygiosios ir mes visi mielai atsakysim juos pabaigoje. Pradžiai kalbėsiu daugiau aš, paskui perduosiu žodį mūsų viešniai ir pabaigoje atsakysim jūsų klausimus. Taigi, ką mes sužinosime šiandien? Sužinosite, kuo ypatingas investavimas į nekilnojamą turtą, kaip uždirbti iš nekilnojamo turto, kuo ypatingas nekilnojamas turtas kaip turto klasė, kuo skiriasi anuitetinis ir linijinis paskolos grąžinimo būdas ir kodėl tai turėtų būti įdomu mums investuotojams, kaip šitie anuitetinis ir linijinis paskolos grąžinimo metodai skiriasi, būtent kokiu būdu galima investuoti į nekilnojamą turtą, kai tu turi tik tai 100 eurų ar net mažiau. Ir pristatysiu šiandien jums net 4 galimybės, kaip mes galime netiesiogiai įsitraukti nekilnojamą turtą į savo investicijų krepšelį. Na, o tuomet jau Miglė iš pirmų lūpų papasakos ir parodys gyvai, kaip veikia lyderiaujanti Lietuvoje sutelktinio finansavimo platforma Profitus. Tai klausimai, atsakymai pačioje pabaigoje. Apie viską iš pradžių, bet prieš tai trumpas perspėjimas, kad bet kokia informacija, kuri teikiama apie investavimą, neturėtų būti suprantama kaip tiesioginis raginimas pirkti vieną ar kitą paskolą, investuoti ir vieną ar kitą labai konkrečią priemonę. Šitus sprendimus kiekvienas turite pasverti ir priimti patys. O šitą informaciją turėtumėt priimti kaip tiesiog jūsų švietimo informaciją, gal kažkiek ir reklaminę informaciją. Ja be abejo reikia vertinti kritiškai ir kiekvienam pagal savo polinkį į riziką, rizikos toleranciją galima pasirinkti, kas jums priimtina, o kas ne. Tai kas būdinga investavimui į nekilnojamą turtą? Mes suprantam, kad nekilnojamas turtas tai yra tiek žemė, tiek bet kokie esantys ant jos statiniai, tačiau nemobilūs statiniai. Vadinasi, kažkokie mobilūs nameliai ant ratų ir panašus nebūtų laikomi nekilnojamui turtu. Nekilnojamas turtas gali būti priklausantis privačiam asmeniui arba tai gali būti įmonėms priklausantis nekilnojamas turtas. Ir bet kuriuo atveju tai yra populiari investavimo kryptis, priemonė ir daugelis investuotojų ir patyrę investuotojai savo portfelyje pataria turėti nuo 25 iki 30% nekilnojamo turto kažkokiuose aktyvuose. Taigi,
Kodėl mes taip mylim nekilnojamąjį turtą? Nekilnojamo turto vertė bėgant laikui didėja. Kartais gali susidaryti įspūdis, kad labai stipriai didėja. Mes šiandien su jumis kaip tik matysime, kiek būtent didėja. Bet to nekilnojamas turtas gali pats generuoti pajamas. Tai mes su jumis ir matysime, kaip būtent tos pajamos gali būti generuojamos. Nekilnojamas turtas yra paveldimas, nekilnojamas turtas paprastai niekur neprapuola, su tam tikromis išimtimis, jeigu kažkas jau labai labai tragiško atsitinka, žinom, kad būna žemės drebėjimai, gaisrai ir visokie kitokie nesmagus dalykai, bet jie nutinka tikrai nedažnai ir žmonės paprastai į nekilnojamo turto investiciją žiūri kaip į labai patikimą, labai apčiuopiamą, o bankai, kai jūs skolinatės turėdami nekilnojamą turtą, jūs žiūri kaip į gerokai patikimesnį klientą. Kaštai ir mokesčiai. Tai nekilnojamas turtas nėra toks jau visiškai niekuo nekainuojantis ir tas, kas jį turi, taip pat susiduria su tam tikromis išlaidomis, tam tikrais kaštais. Pirmiausia, tai yra nekilnojamojo turto mokesčiai, tai čia priklausomai nuo to, kur mes tą nekilnojamą turtą turime. Pavyzdžiui, Lietuvoje, tai jeigu ta vertė viršyje tam tikrą nustatytą vertę, tai vadinasi, mes turėsime mokėti kiekvienais metais nekilnojamo turto mokestį. Taip pat galim susidurti su eksploatavimo nusidėvėjimo kaštais, ir langai dūžta, ir durys išklipsta, ir spynos sugenda, ir baldai, kuriais mes apstatome, tarkim, nuomojamą nekilnojamą turtą, taip pat dėvisi. Be to, jeigu mes abejojame, kad tas nekilnojamas turtas yra saugus, ypatingai kai mes jį, pavyzdžiui, nuomojame, tai mes dar jį dažnai draudžiame ir draudimas taip pat gali sudaryti nemažus kaštus. Nuomos pajamų mokesčiai irgi atriekia dalį nuo mūsų gaunamų pajamų iš nuomos, jeigu mes tą nekilnojamą turtą nuomojam. Ir turto vertės skirtumo mokestis taip pat yra reikalingas sumokėti tuo atveju, jeigu mes parduodame investicijoms pirktą nekilnojamą turtą, kurio neišlaikėme 10 metų. Aišku, čia yra ir niuansai tokie, kaip pavyzdžiui, jeigu aš nusipirkau nekilnojamą turtą, pati įsiregistravau, kad esu gyvenanti tame nekilnojamam turte ir pralaikiau jį 2 metus, tai jau galiu parduoti ir nebemokėti to vertės prieaugio mokesčio. Ir yra dar ir kiti variantai, jeigu tai mano pagrindinis būstas ir aš tiesiog savo būstą keičiu į kitą būstą, tai tada 1 metų užtenka pragyventi tame nekilnojamo turto objekte. Kita vertus, jūs turėtumėt suprasti, kad jeigu perkate nekilnojamąjį turtą kaip gyvenamąją vietą, tai nėra investicija iš tikrųjų. Kodėl? Mes tą matysime iš tolesnių mūsų statistinių duomenų, kurie parodys, kaip turto vertė kyla. Rizika. Tai žinoma, kad nekilnojamo turto investicijos irgi yra susijusios su rizika, nes jūs rizikuojate savo investuotų kapitalu be abejo. Irgi gali daug kas atsitikti, gali nekilnojamo turto vertė ne tik padidėti, bet ir sumažėti, bet dažniausiai ji sumažėti gali tik tai trumpu arba vidutinio laikotarpiu, o per ilgą laiko tarpą vis tiek ta vertė paprastai atsitaiso ir auga toliau. Taip pat, tai reiškia, kad nekilnojamas turtas galbūt nėra geras pasirinkimas, jeigu jūs norite trumpam investuoti į jį. Vis dėlto, su tam tikrom išlygom mes matysime šiandien siūlomus produktus, kurie gali leisti investuoti, tarkim, metams ir 2 ir negalvoti apie šitą momentą. Mes čia kalbam tą atvejį, jeigu jūs patys pirktumėt nekilnojamo turto objektą. Ir be to, aišku, nekilnojamas turtas gali būti tiek iš dalies apgadintas, tarkime, nuomininkų, tiek ir visiškai sugriautas, jeigu jau įvyktų kažkoks jau gamtinis kataklizmas arba įvyktų kažkoks dujų nuotėkis, elektros užtrumpinimas ir taip toliau. Todėl paprastai nekilnojamas turtas, kuris yra perkamas nuomai, naudojamas nuomai, tai dar būna ir draudžiamas. Ir galiausiai tų nuomininkų visokių būna gerų, kurie atsiskaito laiku, būna tokių, kurie labai tvarkingai jūsų nekilnojamą turtą prižiūri, jų puoselėja, o būna ir tokių, kurie jį nuniokoja. Todėl visada reikia į šitas rizikas atsižvelgti, kai investuojame į nekilnojamą turto objektą. Be to, kai mes investuojame į nekilnojamą turtą, tai iš tikrųjų labai didelės pinigų sumos įšaldymas į vieną objektą. Ir tai nėra portfelio diversifikavimas.
Kur tą diversifikavimą padaryti? Šiuo atveju, jeigu mes galvojam apie fizinį įsigijimą konkretaus nekilnojamo turto objekto, turbūt apie tai reikėtų tiesiog negalvoti, nes tai turbūt to nepavyks mums padaryti, nebent mes turime daug pinigų, galim nusipirkti keletą objektų skirtingose Lietuvos, gal net ne Lietuvos teritorijose, tai tada galėsime jaustis gerokai saugiau. Kaip uždirbama iš investicijų į nekilnojamą turtą? Iš esmės yra 3 būdai, kaip mes galime uždirbti investuodami į nekilnojamą turtą. Pirmiausia, tai yra vertės padidėjimas. Taip, nusipirkau šiais metais, o jau po 5 metų to nekilnojamo turto vertė rinkoje paprastai būna didesnė ir gali atrodyti, kad aš jau uždirbau. Kiek tame tiesos mes matysime, žiūrėdami ilgalaikę statistiką, tai kol kas didesnio komentaro ir nesakysiu, tačiau galim pasakyti trumpai tiek, kad šis vertės didėjimas paprastai lenkia infliaciją arba bent jau ją kompensuoja. Taigi mes galime uždirbti tam tikrą nedidelį pelną, kai tas turtas yra parduodamas iš to kainos skirtumo tarp pardavimo ir pirkimo. Nekilnojamo turto vertė be abejo gali ir sumažėti dėl laikinų rinkos kažkokių svyravimų ir tai vyksta per paprastai kažkokias didesnės ekonomikos krizės, tačiau ilgalaikė tendencija, kaip matysime, yra augimo ir tas tokius laikinus ekonominius svyravimus tai kompensuoja su kaupu dažniausiai. Ir nuomos pajamos yra antras būdas, kaip mes galime iš nekilnojamo turto uždirbti. Tai mes galime įgyti nekilnojamą turtą su tikslu, kad jį nuomosime ir teikti tiek trumpalaikės, tiek ilgalaikės nuomos paslaugos. Trumpalaikės paslaugos, trumpalaikė nuoma leidžia uždirbti daugiau, tačiau ten reikia ir jau praktiškai dirbti tam tikrą etato dalį. Jau reikia būti pasiruošus visada išvalyti, pakeisti, priimti nuomininkus ir taip toliau. Tai jau susiję su tam tikra, galima sakyti, verslo forma. Tai jau nebe visiškai toks pasyvus būdas uždirbti pinigus. Ilgalaikė nuoma reikalauja žymiai mažiau dėmesio ir paprastai žmonės nori tos ilgalaikės nuomos, tačiau ilgalaikė nuoma taip pat jau yra susijusi su tuo, kad bus mažesnė šiek tiek ir grąža. Taigi vertės padidėjimas plus nuomos pajamos ir yra tai, ką generuojam nekilnojamasis turtas. Nuomos pajamos gali kažkiek svyruoti rinkoje, tačiau vėlgi tai priklauso nuo situacijos. Kartais ta situacija labai palanki nuomotojams, o kartais ji nėra labai palanki. Ir nekilnojamo turto pagerinimas. Tai dar vienas būdas, kaip mes galim uždirbti iš nekilnojamo turto, nuperkam prastesnės vertės, gal mažesnio netgi dydžio ir galime tiek išplėsti tą nekilnojamą turtą, išvystyti jį, tiek įrengti gražiai, sutvarkyti, suremontuoti ir jo vertė padidėja, mes galim parduoti didesnę kainą ir tokiu būdu užsidirbti. Vėlgi, ar tai pasyvi investicija, ar aš galiu tiesiog įdarbinti savo pinigus, pamiršti ir savo vaikščioti jūros pakrantę ar užsiimti kitą veiklą, turbūt nelabai. Čia jau reikia praktiškai vėlgi dirbti ir panašu į trumpalaikę nuomą, į tai, kad nuolat reikalingas objektas priežiūros, nes jeigu neprižiūrėsim, tai galima visko tikėtis iš pasamdyto meistrų. Tai mes kalbam daugiau apie tą investavimo būdą, kada mūsų pinigai dirba, o mes galime dirbti ką kitą, mes galim užsiimti savo mėgstamą veiklą, sportuoti, keliauti arba tiesiog dirbti, generuoti kitus pinigus, kurie toliau gamina pinigus. Taip. Tai ką amerikiečiai mano apie ilgalaikį investavimą, kaip jums sakiau, lietuviai labai myli investavimą nekilnojamą turtą, bet ir amerikiečiai pasirodo labai vertina investicijas į nekilnojamą turtą. Net 36% amerikiečių apklausoje, kuri buvo įvykdyta 24 metų gegužę, pasirinko nekilnojamą turtą kaip geriausią investiciją, tai net 36%. Toliau mes matome, kad ir auksas, ir taupomoji sąskaita, ir investicija į obligacijas, ir kriptovaliutas irgi tame sąraše, bet gerokai atsilieka nuo investicijų nekilnojamą turtą.
Bet ar išties nekilnojamas turtas yra tokia panacėja, ar išties tokias pasakiškas grąžas jisai generuoja? Tai jeigu mes palyginsime, kiek generavo akcijų rinka, o geriausia to reprezentacija yra S&P 500 akcijų indekso kitimas ilguoju laikotarpiu, čia mes matom, kiek per 30 metų, tai per tikrai labai ilgą laiką, kiek augo didžiausios Jungtinių Amerikos valstijų 500 kompanijų. Mes plačiau apie tai, kas tas S&P 500 kalbėsime per kitą webinarą, kai kalbėsime apie akcijas ir investicijas į jas. Na, o dabar tiesiog įsivaizduokime, kad tai iš esmės indeksas, kuris atspindi, kaip didėjo akcijų vertė per visą tą laiką. Tai mes matom, kad jį didėjo gerokai labiau, negu kad didėjo nekilnojamo turto kainos. Čia yra parodyta, kaip kito akcijų vertė ir kaip kito nekilnojamojo turto vertė Jungtinėse Amerikos valstijose atmetus infliacijos poveikį. Taigi čia mes jau matome tik tai grynai augimą. Tai kaip atrodytų? Tai atrodytų, kad, matom, pavyzdžiui, jeigu mes investavome pakilimo laikotarpiu 2008 metais, kada prasidėjo finansų krizė, tai tada mes labai ilgai būtume pajutę tą nuosmukį, kada nekilnojamo turto kainos krito ir jos paskui atsistatė tik tai apie 2017-16 metus, taip maždaug čia apytikriai matom. Ir po to vis tiek augimas pasireiškė. Tai per ilgą laiko tarpą mes matom, kad visada yra ta didėjimo tendencija, tačiau galimi tokie gana nemaži nuosmukio tarpsniai ir jeigu aš nusipirkau ant tos bangos, tai man gali gana ilgai atrodyti, kad tai buvo bloga investicija, nes žiūrėkim, kaip nuvertėjo mano pinigai, taip ir mano nekilnojamas turtas vertas buvo mažiau. Tačiau ilguoju laikotarpiu išlaukus, jeigu galima išlaukti, tai žinoma, kad mes vis tiek atkursim tą savo turto vertę ir tikrai išsaugosim pinigų perkamąją galią. Nuo 1992 iki 2024 metų individualių namų kainos vidutiniškai per metus augo apie 5,5%, tuo tarpu, kai S&P 500 grąža vidutiniškai sudarė apie 8,27%. O jeigu mes dar priskaičiuosime, kad akcijos generuoja ir dividendus, tai tada kartu su dividendais tai sudaro ir šiek tiek virš 10% per metus vidutiniškai, atsižvelgiant ir į infliacijos poveikį, atsižvelgiant ir į tai, kad buvo per tą laiką, kaip matot, visokių svyravimų ir akcijų rinkai labiau būdingi negu nekilnojamo turto rinkai. Tai mes matom, kas, pavyzdžiui, per COVID-ą kiek stipriai krito akcijų kainos, tuo tarpu, kai nekilnojamo turto kainos, kristelėjo gerokai mažiau, taip sureagavo gerokai mažiau. Šita turto klasė yra netokia savo verte svyruojanti, kaip, pavyzdžiui, akcijos. O kaipgi kito nekilnojamo turto kainos Lietuvoje? Amerika kažkur toli, o mums arti yra mūsų rinka. Tai dabar pasižiūrėkime Oberhaus pateiktas duomenis apie Lietuvos butų kainų indeksą. Ir tas kainų indeksas atspindi ne pačias kainas, bet kaip tos kainos kito. Tai dabar, jeigu mes pažiūrėsime laikotarpio pradžią, 94 metus, čia irgi 30 metų laikotarpis, tai mes, jeigu tų metų kainas priskirtume 100%, tai mes matome, kiek augo lyginant su 94 metais kainos. Ir mes matom, kad nekilnojamo turto kainos augo taip svyruojančiai, bet po to tiesiog buvo tikras kainų bumas ir 2008-aisiais jis pasiekė apogėjų. O tada mus ištiko panašus likimas kaip ir Jungtinės Amerikos valstijas. Per Lietuvą nusirito finansų krizė, kuri, žinoma, sukėlė ir to burbulo sužlugimą ir labai ilgą kainų atsigavimo laikotarpį. Bet čia mes matome, kaip keitėsi nominalios kainos, tai yra kainos neatsižvelgiant infliaciją. O tuo tarpu, jeigu mes eliminuotume pinigų nuvertėjimą ir pažiūrėtume, kiek galima nupirkti už tuos pinigus, kurie buvo 94 metų vertės, mes matytume, kad tas svyravimas nebuvo toks radikalus, kaip kad atrodo.
ir kad tos kainos realiai neatsigavo iki to 2008 metų lygio. Tačiau, jeigu mes pažiūrėsim visą laikotarpį nuo 94 iki 2024, mes pamatysime, kad vis tiek kainos beveik padvigubėjo, kiek mažiau negu dvigubai. Tai vidutiniškai pirmiausia mes turėtume konstatuoti, kad pokytis nuo buvusio aukščiausio kainų lygio buvo plus 20,4%, kainų pokytis nuo pastarojo žemiausio kainų lygio buvo 105%, tai jeigu jūs investavo tuo laikotarpiu, tai labai džiaugiatės tuo prieaugiu. Bet tikras prieaugis per metus vidutiniškai pagal šitokius skaičius, kuriuos mes matome, tai buvo nuo 2,5 iki 3%. Tai kur čia tada tas didelis uždarbis? Nėra to labai didelio uždarbio iš tikrųjų, bet jeigu mes nuomojame tą nekilnojamą turtą, tai mes patiriame ne tik tai šitą jūsų matomą vertės padidėjimą, realų vertės padidėjimą, bet taip pat uždirbame. Ir, kiek aš bendravau su žmonėmis, kurie turi nekilnojamo turto ne vieną objektą, juos nuomoja, privatus asmenys, tai jie uždirba apie 6% grynųjų jau pajamų per metus vidutiniškai. Vadinasi, jeigu mes prie tų 6% pridėsime šitus 2,5-3, tai gausime, kad galima nuo 8 iki 9% pajamas tokias iš nekilnojamo turto arba investicijų nekilnojamo turto gauti. Tai kaip matot, nėra kažkokia tai labai didelė grąža ir tikrai galima surasti ir didesnės grąžos ir per sutelktinio finansavimo platformas ir per tarpusavio skolinimo platformas galima investuoti ir į akcijas ir gauti panašią ar net didesnę grąžą. Taip, bet kita vertus, kaip sakiau, tai yra stabili tokia turto klasė, kurią žmonės pasitikė, jos geidžia ir laiko ją labai verta dėmesio. Dabar trumpai apie anuitetinį linijinį paskolos grąžinimo būdus, ką apie juos reikia žinoti. Tai žmonės, kurie skolinasi, tai mums kaip investuotojams yra žmonės, į kurių paskolas mes galime investuoti. Jie gali atiduoti paskolą anuitetiniu arba linijiniu principu. Ir kuo šitie principai iš esmės skiriasi? Tai skiriasi tuo, ar yra atiduodama paskola kiekvieną mėnesį, dalis paskolos ir dalis palūkanų kiekvieną mėnesį vienodais mokėjimais, ar yra kiekvieną mėnesį paskola grąžinama vienodais mokėjimais. Toks yra esminis skirtumas. Mums kaip investuotojams svarbiausias skirtumas yra tas, kad kai paskolos yra mokamos anuitetiniu principu, bendra sumokama suma yra didesnė. Taigi mes kaip investuotojai uždirbame daugiau. Dabar praeitą kartą mūsų aptartos platformos, kuriuose buvo galima skolinti žmonėms, tai išskyrus Heavy Finance, kur žmonėms negalima skolinti, ten jau ūkiams skolinam ir tai jau yra priskiriama prie sutelktinio finansavimo, o ne tarpusavio skolinimo paskolų. Tai visos šitos platformos moka palūkanas anuiteto principu. Tai yra kiekvieną mėnesį jūs gaunate ir dalį grąžinamos paskolos, ir uždirbate palūkanas ir jau galite tuos sugrįžusius pinigus vėl įdarbinti ir jie vėl sukasi generuodami toliau pinigėlius, tai sustiprina sudėtinių palūkanų efektą. Tai trumpai, jeigu taip vizualiai mes pabandytume, kaip veikia anuiteto metodas, tai jeigu asmuo, pavyzdžiui, pasiskolina 5 000 eurų kreditą 5 metams, tai tada anuiteto būdu jis mokės visada po vienodą sumą, tarkim po 100 eurų kiekvieną mėnesį ir tai vyks visus tuos metus, kol jisai sumokės viską. Tačiau iš tikrųjų šitoje mokamoje sumoje dalis yra palūkanos, kurias mes mokam už naudojimąsi pinigais, o dalis yra paskola. Tai pirmiausia yra mokama daugiau palūkanų, o pabaigoje grąžinama daugiau paskolos. Aišku, per laiką ta paskola irgi nuvertėja kažkiek, ir mes nebe taip skauda ją atidavinėti. Taip, ir kita vertus, anksčiau laiko grąžinti paskolas nelabai yra motyvo, nes tiesiog jau ten lieka toks likutis palūkanų, kad mes galime sakyti jau beveik veltui naudojamės tais pinigais iš skolininko pozicijos. Taigi, kaip minėjau, kreditas grąžinamas šiuo principu yra
mums investuotojams patrauklus tuo, kad sumokama yra daugiau už naudojimąsi pinigais. Tačiau savaip patrauklus yra ir linijinis metodas, kuris reiškia, kad kiekvieną mėnesį bus mokama ta pati suma grąžinamos paskolos. Tai yra tiesiog paskolos grąžinimas vyks vienodomis išmokomis, vienodų tempu, o palūkanos bus mokamos tik nuo to, kiek likę yra tų paskolintų pinigų. Tai gali būti patrauklus dalykas, patrauklus skolinimosi būdas, kai skolinamės nedidelę sumą, bet kai skolinamasi didelė suma, tai paprastai, vargu kas galės sumokėti tokias didelės įmokas ir dažniausiai žmonės nori, kad jiem būtų išdėstyta vienodomis įmokomis, tai yra renkamasi anuitetinis būdas. Tai vėlgi, mes dabar kalbėsime apie platformas, kuriuose negalima sakyti, kad veikia grinai linijinis tas skolinimo būdas, bet jisai yra panašesnis savo prigimtimi į šitą pastarąjį metodą, todėl mes dabar ir gilinamės būtent į tos du skirtumus. Prieinam prie tos įdomiausios dalies, tai kaip investuoti į nekilnojamą turtą, jeigu aš turiu tik tai 100, 200, 300 arba apskritai mano santaupos dar labai simboliškos ir aš dar turiu tik tai 10 ar keliasdešimt eurų. Tai šiandien mes aptarsime 4 galimybės netiesiogiai investuoti į nekilnojamą turtą ir pirmoji jų bus profitų sutelktinio finansavimo platforma, antra sutelktinio finansavimo platforma InRento, toliau vėl sutelktinio finansavimo platforma InDemo ir ketvirta opcija yra nesusijusi su platformomis, o ji jau yra susijusi su vertybinių popierių rinka. Ir mes čia trumpai aptarsim, kaip galima investuoti į reitus, taip vadinamus. Tai dabar apie kiekvieną platformą trumpai, o kuo jos skiriasi, aš bandysiu užakcentuoti, o tada Miglė papasakos apie profitus, kaip apie vieną iš tokių patrauklių opcijų, kurią parodys ir kaip veikia ir pamatysite viską savo akimis šiandien pat. Tai profitus platformoje galima skolinti nekilnojamo turto vystytojams, kurie stato arba plečia, vysto nekilnojamo turto objektus ir galima minimali suma, kurią galite paskolinti, investuoti, tai yra 100 eurų. Todėl ir sakau, mes galim tokiu būdu į savo portfelį įsitraukti nekilnojamą turtą. Tik tai šiuo atveju nekilnojamas turtas netampa mūsų nuosavybė, mes prisidedam prie vystymo, mes skolinam vystytojams, paprastai gerai žinomiems vystytojams ir dalinamės su jais jų uždirbtą naudą. Taip. Tai visi investuotojai gauna vienodą grąžą, mes prisimenam, buvo tokia galimybė tarpusavio skolinimo platformose, tai šiuo atveju profitus platforma ir InRento platforma tokios galimybės nesiūlo. Atvirkščiai čia, kuo jūs tapsite didesni investuotojai, kuo didesnę sumą galėsite investuoti į vieną paskolą, tuo didesnę grąžą procentais jūs galėsite uždirbti. Tai vėlgi turėtų motyvuoti jūs kaupti ilgesnį laiką, investuoti daugiau ir visada gauti vis daugiau ir daugiau. Galima susikurti savo autoinvestavimo profilį, atsiradusi netaip seniai paslauga RoboInvest, leidžia susikurti savo nustatymus, pagal kuriuos tiesiog jums nedalyvaujat jau, jeigu atsiras tokių paskolų, kurios jums bus patrauklios, kurios atitinka jūsų nustatytus kriterijus, jūs tiesiog investuosite net nepajudindami piršto. Tai yra užtikrinimas ir garantija, kas yra smagu, tiek profitus, tiek ir InRento platformose visos paskolos yra su nekilnojamo turto įkeitimu. Profitus platformoje yra su pirminė arba antrinė hipoteka, o InRento platformoje tik su pirminė hipoteka. Galima parduoti paskolas antrinėje rinkoje, tai šitos opcijos kol kas nėra profitus platformoje, galbūt jinai pakeliui, mes žinosime iš Miglės, tai dėl to dabar irgi apie tai per daug nekalbėsiu. Palūkanų mokėjimo principas panašesnis į linijinį, tai yra ne kiekvieną mėnesį, tačiau kas ketvirtį, o kartais kas pusmetį priklausomai nuo objekto, jūs gausite palūkanas nuo visos investuotos sumos, o paskola gali būti grąžinama tiek periodiškai, tiek ir apskritai tik tai termino pabaigoje. Vadinasi, tiesiog tie pinigėliai dirba,
nekapsies taip dažnai, kaip kapsi tose tarpusavio skolinimo platformose, bet kai jau grįž, tai grįž iš karto visa didelė suma. Čia, kas yra smagu, Profitus platformai, mes turime galimybę geografiškai diversifikuoti savo investicijų portfelį. Tai yra, mes investuojam ne tik į Lietuvos objektus, bet ir objektus Latvijoje, Estijoje ir netgi Ispanijoje, kad dabar yra, kaip ir labai tokia populiari lietuvių investavimo kryptis. Tai, kaip matot, nereikia važiuoti į Ispaniją, nereikia patiems apžiūrinėti tų objektų, tiesiog jūs galite nustatymuose pasirinkti, kad jums patinka ispaniški objektai ir galite investuoti į Ispaniją. Kas išieško ir kiek tai kainuoja, tai kaip ir daugelis kitų Lietuvos platformų išieško savo lėšomis profitus ir jums rūpintis niekuo nereikia. Atsiskaitimo tarpininkas yra Lemonway, kadangi investuotojai gali būti ne tik iš Lietuvos, gali būti taip pat ir iš užsienio šalių ir yra, ir turbūt apie tai mums irgi Miglė papasakos, bet kadangi Lemonway yra ne Lietuvoje registruota tokia tarpininkas, finansinė tarpinė institucija, tai dėl tos priežasties tas gali užtrukti papildymas, gali užtrukti 1-2 darbo dienas. Bet jeigu jūs pildysite kortelę, pasirinksite tokią galimybę ten pildyti iš savo kortelės, tai tada įkris labai greitai. Nežinau, man įkrenta praktiškai tą pačią dieną ten per keletą minučių. Išėmimas 1 kartą per mėnesį yra nemokamas, bet kadangi pačiai platformai išėmimas kainuoja, tas atsiskaitimai su Lemonway, tai dėl to tą 1 kartą per mėnesį duoda išsiimti nemokamai, nepriklausomai nuo sumos, bet jeigu norėsite išsiminėti dažniau, tikriausiai to nereikėtų daryti, jeigu investuojate ilgojo laikotarpiu, tai tada jau nuo sekančio 2 ir kitų išėmimų teks sumokėti po €88, bet gal geriau iš tikrųjų luktelti kito mėnesio, jeigu taip jau labai tų pinigų prireikia. Ši platforma nerenka mokesčių už investavimą, tai yra investavimas yra nemokamas ir kapitalo prieaugio nėra. Jeigu toksai atsitinka, tai jį gauna tik nekilnojamo turto vystytojai, mes paprasti investuotojai to negauname. Platformos atstovų teigimu reali grąža, kurios galime tikėtis nuo 9 iki 11%. Čia, aišku, priklauso nuo to, kokio rizikingumo paskolos pasirinksite, nes yra tikrai visokių. Ir Profitus vykdo veiklą jau gana ilgai, nuo 18 metų, yra didžiausi Baltijos šalyse ir be abejo Lietuvoje. Vidutinė projekto trukmė, o tai dar vienas patrauklus bruožas investavimo per Profitus, yra tik tai 10-11 mėnesių, o gali būti, kad kai kuriais atvejais bus ir 2 mėnesiai, ir 18 mėnesių. Tai čia viskas nuo objekto priklauso. Tai šitą reikia turėti minty, nes pavyzdžiui, kai mes matėme praeitam webinare pristatytas tarpusavio skolinimo platformas, tai ten buvo paskolos kai kurios ir 5 metus ir daugiau, o čia mes tiesiog labai trumpam galime paskolinti. Taip, tai šitas irgi patrauklu kai kuriem investuotojams, kurie nepasitikė, kas ten bus toliau po metų ar po 2, tai jie nori greičiau žinoti, kad aš atgausiu tos pinigėlius gana greitai ir nereikės laukti tiek daug metų. Nedaug vėluojančių paskolų, tai 4,24% tų, kurios iki 90 dienų vėluoja, o perduotos jau teisminiam išieškojimui sudaro tik tai šiek tiek daugiau negu 1% nuo viso paskolų portfelio. Ir aišku, jums pasiūlysime nuolaidą, akcija tokia, kad jeigu jūs jungsitės per kvietimo nuorodą, kurią rasite po šituo video, kuris bus įkeltas į YouTube kanalą, tai jūs gausite net 25 eurus prie savo pirmosios investicijos. Tai yra, jie nebus jums pervesti į sąskaitą, tiesiog, kai jūs savo pirmą 100 eurų investuosite į pirmą pasirinktą paskolą, tai paspausite pasinaudoti koduku ir jums pridės Profitus platforma 25 eurus. Tai yra, iš tikrųjų, jau iš karto uždirbsite 25%. Wow! Tai kviečiu tikrai nepraleisti tokios galimybės, jeigu esate nauji ar būsite nauji Profitus klientai, tai būtinai pasinaudokite tą nuolaidą. Inrento, kuo ši platforma kitokia, aš specialiai parinkau platformas, kurios skiriasi ir kad jos būtų įdomios kiekviena savaip, tai čia
galbūt netoks patrauklus dalykas yra tai, kad minimali suma, nuo kurios galima į vieną projektą investuoti, yra 500 eurų. Tai Inrento nelabai nori tų smulkesnių tokių investuotojų, bet jeigu jau turėsite didesnės sumas, norėsite tarp platformų diversifikuoti, tai svarstykite kaip gerą variantą. Aš patikrinau, kad jie tikrai labai sparčiai auga ir išdavė per metus gerokai daugiau paskolų, dabar nenoriu sumeluoti skaičiaus, bet tikrai jis buvo įspūdingas. Tai augimu šitą platformą, kaip ir daugelis lietuviškų platformų, tikrai pasižymi. Vėlgi, kiekvienas investuotojas priklausomi nuo to, kokią sumą konkrečiai į vieną paskolą investuoja, gaus arba mažesnę, arba didesnę grąžą procentais, stambesni investuotojai uždirbs daugiau. Kol kas šita platforma neturi autoinvestavimo profilių, tai yra negalima užstatyti tiesiog, kas man patinka, kad savaime susiinvestuotų, čia jau teks atlikti judesiuką, vis dėlto tas įrankis yra rengiamas. Yra užtikrinimas garantija, visos nekilnojamo turto įkeitimų yra paskolos, taip kad irgi yra santykinai saugios. Galima parduoti savo paskolą antrinėje rinkoje ir nuo pardavimo sumos 2% savo pasims platformą, bet jeigu jūs nustatysite, kad norite parduoti su nauda, tai tada gali būti, kad tos procentus jums pilnai kompensuos pirkėjas. Palūkanų mokėjimo principas vėlgi panašus į linijinį, nes palūkanos mokamos kas mėnesį nuo visos paskolintos sumos, o štai suma visa grąžinama dalimis arba termino pabaigoje su kapitalo prieaugiu. Šito mes anksčiau nematėme kitose platformose, dėl to dar atskirai pakalbėsiu. Yra taip pat geografinė diversifikacija į Lenkiją ir Airiją. Yra ir be abejo ir Ispanijos objektai šitoje platformoje, bet lyginant su Profitus platformoje, čia mano toks pastebėjimas, Profitus platformoje beveik nuolat yra į ką investuoti ir beveik nuolat yra 2 ar netgi 4 objektai, į kuriuos galima pasirinkti investuoti. Tuo tarpu Inrento objektai atsiranda taip vienas po kito, dažniausiai būna tik vienas vienu metu. Šiandien aš žiūrėjau, dar praktiškai net nėra laisvo nesufinansuoto. Visi, kurie atsiradę, jau yra sufinansuoti, reikėtų laukti eilutėje, kada atsiras vėl naujas objektas. Platforma išieško savo lėšomis, atsiskaitimo tarpininkas lietuviams yra Paysera, užsieniečiams yra MangoPay ir papildymas MangoPay panašiai kaip ir Lemonway, kurį naudoja Profitus per 1-2 darbo dienas, išėmimas neribotas ir gali tik tai, kad užtrukti kažkurį laiką. Dabar pastaba. Matom, kadangi tas tarpininkas atsiskaitimo yra Paysera ir mes prisimenam, kad Payseros tarpininkas taip pat yra ir, pavyzdžiui, Savi platformos ir taip pat yra ir Heavy Finance platformos, tai jeigu nenorite, kad pinigėliai tarp skirtingų platformų painiotųsi, tai pirmiausia Payserui susikurkite atskiras sąskaitas kiekvienai platformai, jas galite taip ir pavadinti, už kiekvieną sąskaitą papildomą mokėti nereikės, tiesiog pasivadinkit. Vieną sąskaitą pavadinkit Inrento, kitą pavadinkit, pavyzdžiui, Savi, kitą pavadinkit Heavy Finance ir panašiai ir jums susiekit atitinkamą platformą su atitinkama sąskaita ir tada pinigėliai bus atskirti, jums nesimaišys, kur yra kas. Kita vertus, gal irgi patogu, kur yra objektų, kurie patrauklesni, ten bus jūsų pinigai ir įdarbinti. Tai gali būti ir toks požiūris, jau čia galvokite, kaip jums patogu. Tik tai būkite dėmesingi, kadangi iš Payseros galima atsiskaitinėti ir už prekes paslaugas, tai šitokių atsiskaitimų venkite, tam sukurkite jau tikrai atskirą sąskaitą, nes jeigu sugalvosite Payseros sąskaitą susijusią su platformomis, per kurias investuojate, jeigu jūs susėsite ir bandysite ją priskirti prie investicinių sąskaitų, tada turėsite problemą, nes tie visi vartojimo pavedimai turės būti parodyti VMI ten ir jau tada reikės paaiškinimų, kodėl ten jie įsipynė. Tai geriau šito iš karto nedaryti. Atskirkim, kur yra jūsų vartojimai, kasdienio pobūdžio atsiskaitimai, o kur jūsų investicijos. Naudojimasis Inrento platforma ir investavimas yra pirminėje rinkoje nemokamas.
Ir va dabar, kas yra įdomu, šitoje platformoje galima gauti kapitalo prieaugį. Taigi, jeigu jūs atsiverčiat konkretų objektą šioje platformoje, jūs pamatysite, kad ten procentai mažesni, pavyzdžiui, negu profitus, ten pamatysite ir tokius procentus kaip 6 ar 7 metiniai procentai. Ir gali atrodyti tai nelabai patrauklu. Bet turėkite omenyje, kad kai kuriuose objektuose galima fiksuotas kapitalo prieaugis arba galimas nefiksuotas kapitalo prieaugis. Tai nefiksuotas reiškia, kad jis priklausomai nuo to, kokia situacija rinkoje gali būti ir didesnis, ir mažesnis, o fiksuotas tai reiškia, kiek pažadėta, tiek ir bus. Tai dabar kaip tas kapitalo prieaugis yra padalinamas investuotojams. Jeigu per tą laiką, kol nekilnojamo turtas buvo išvystytas, jo vertė išaugo, o dažniausiai išauga, tai tada nuo to prieaugio 30% yra padalinama proporcingai pagal tai, kiek kas investavo visiems investuotojams. Taigi ne visas prieaugis, o 30% jo padalinamas investuotojams. Tai tokiu būdu, bent jau platformos atstovų teigimu, galima gauti ir apie 12-13% grąžą. Na ir vykdo šitą platformą veiklą nuo 2020 metų, palyginus jauna platforma lyginant su kitomis, ir ji pritraukia nemažai investicijų. Na, projektų palūkanos nuo 7 iki 8, kaip sakiau, bet plus dar yra neribotas kai kuriais atvejais kapitalo prieaugis. Vidutinė projekto trukmė 2-3 metai, vėluojančių projektų labai mažai arba netgi būna, kad nėra. Ir investuojant nuo 5000, va čia išgirskit labai toks įdomus dalykas, aš pati buvau nustebusi, yra suteikiama galimybė nemokamai apsistoti tame objekte, į kurį investavote. Tai yra, pavyzdžiui, aš planuoju atostogas Ispanijoje, kažkur Tenerifėje, aš randu objektą, kuris ten koks nors viešbutis Ispanijoje, aš jį investuoju 5000 arba daugiau eurų. Tai yra paskolinu ten, pavyzdžiui, metams arba 1,5 ir aš jau galiu tada apsistoti tame viešbutyje kažkokį tai laiką ir gyventi nemokamai. Tai va toks labai įdomus pasiūlymas, nežinau, sakė platformos atstovai, kad juo yra naudojamas ir gana aktyviai. Investuoja investuotojai iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Olandijos ir Lietuvos. Ir be abejo, jeigu norėsite jungtis prie šios platformos, nepraleiskite progos taip pat gauti prizą. Tai yra, jeigu pasinaudosit nuorodą rasite po video YouTube kanale, tai galėsite gauti 20 eurų fiksuotą premiją. Na ir dar viena platforma, Indemo platforma, leidžia investuoti nuo 10 eurų. Aš jums žadėjau, kad nuo 10 eurų bus galima, taigi galima nuo 10 eurų šioje platformoje. Tai yra Latvių platforma. Ir čia šiuo atveju visi investuotojai gauna vienodą grąžą. Yra autoinvestavimo profilio galimybė, bet norint ją pasinaudoti, reikės įrodyti, kad turit šiokį tokį investavimo žinių. Visos paskolos yra su nekilnojamo turto įkeitimu, jas antrinėje rinkoje kol kas parduoti negalima. Palūkanos nemokamos, tiesiog reikia laukti, kol paskolos bus grąžinamos termino pabaigoje su kapitalo prieaugiu. Ir galima grąža, kaip teigia platforma, vidutiniškai siekia 15%, bet dėmesio, tai yra rizikingas būdas investuoti. Kodėl? Nes čia jūs neskolinate nekilnojamo turto vystytojams. Indemo superka blogas paskolas iš Ispanijos bankų, ir čia tik tai Ispanijoje tie objektai, iš Ispanijos bankų nuperka nemokės paskolas, tai yra tas paskolas, kurių žmonės negebėjo išsimokėti, bet jie skolinosi su nekilnojamo turto įkeitimu ir tada nuperka jas Indemo platforma praktiškai urmu. Ir vykdo išieškojimo veiksmus, padalina visas tas paskolas į portfeliukus po 8 vienetus ir jūs perkate dalį tokio vieneto, kuris yra registruotas vertybinių popierių biržoje kaip vertybinis popierius, tai vat jūs perkate tokio vertybinio popieriaus dalį. Tai yra investuojate į tokias defaultinės, taip vadinamas, blogas paskolas, kurios visos yra su įkeistu nekilnojamu turtu ir paskolos ir nekilnojamo turto vertės santykis yra nuo 60 iki 70%.
Na, tai rizika tikrai yra, išieškos, neišieškos, ar visus išieškos, ar ne visus išieškos, bet, na, tikrai įdomi labai opcija, pasidomėkite tikrai. Šitos platformos veiklą prižiūri Latvijos centrinis bankas ir norint investuoti į šitą platformą, be abejo, reikia dar ir nurodyti, kad esate registruoti Lietuvoje ir esate Lietuvos mokesčių mokėtojai, nes norite mokėti mokesčius Lietuvoje. Tai tada mokėsite mažiau mokesčių, negu moka Latvijai. Plačiau apie šią platformą galite, vėlgi, nuorodą jums įdėsiu į kitą webinarą, kuriame ten plačiau apžvelgiama. Čia mes turime labai trumpą laiką, todėl aš tik labai trumpai supažindinu su kiekviena galimybė. Naudojimasis platforma ir investavimas nemokamas, viskas labai intuityvu ir tikrai labai paprasta. Tikėtina grąža didelė, tačiau įspėju, kad tai jau yra gerokai didesnės rizikos tokia galimybė, taip kad skirkite tam tokią sumą pinigų, kuria nebūtų gaila, jeigu kažkas dalis tos pinigų sumos ir negrįžtų. Indemo vykdo savo veiklą gana seniai, nuo 16 metų. Vidutinė projekto trukmė apie 2 metus, per tiek yra paskaičiuota, kad sugrįžta. Yra premium versija, už kurią jau reikėtų mokėti, bet čia jau aktualu tiems, kurie, na, dideli investuotojai, tai jeigu esate eilinis investuotojas, ten su 10-20 eurų investuoja, tai tikrai dar neverta nieko tokio pirkti. Pildant metinę pajamų deklaraciją, reikia nurodyti, kad Latvijai jūs jau sumokėjot 5 procentų GPM, tai jums reikės sumokėti 10 procentų GPM. Tai čia reikėtų turbūt pasakyti ir tai, kad tiek tose dviejose platformose, kurias prieš tai minėjau, lietuviškose, jums nieko nereikia daryti, platformos už jūs viską sudeklaruos ir jums tik reikės patvirtinti savo pajamų deklaraciją, todėl vėlgi Indemo nebus jums pasirinkimas tinkamas, jeigu jūs labai nemėgstate piniginių ir visokių popierinių reikalų. Taip, jeigu jungsitės prie Indemo platformos, tai čia yra galima susigrąžinti nuo savo pačių investuotų sumos 0,5, tai yra 0,5% per pirmus metus, bet būna periodiškai visokios akcijos, kad dar ir daugiau galima susigrąžinti. Ir dar viena ketvirta opcija, kaip galima investuoti, tai yra investavimas į vadinamus reitus. Tai kas tai yra reitai? Tai yra nekilnojamojo turto trestai. Kas nekilnojamo turto trestai yra? Tai yra didžiulės bendrovės, kurios yra supirkę labai daug nekilnojamo turto objektų ir juos nuomoja dažniausiai, tai yra komercinės paskirties patalpos, ofisai, parduotuvės ir daug kitokių. Ir 90% nuo visos uždirbamos sumos jie padalina savo investuotojams, tai yra privaloma, tokia jų pagal jų veiklos pobūdį yra privaloma, kad 90% pelno jie išmoka investuotojams, tai yra jums. Taigi jūs nusiperkat reitą arba reito vienetą, kaip juos pirkti, aš jums paaiškinsiu sekančiam mūsų webinare, kur kalbėsim apie investavimą į akcijas. Dabar, ką jums svarbu, yra pasižymėti, kad, pavyzdžiui, šitie 2 variantai, kaip pavyzdys, galėtų būti jūsų krepšelėje. Tai, pavyzdžiui, mano mylimukas Realty Income, kuris kiekvieną mielą mėnesį moka jau iš karto dividendus, jų tikeriai yra nurodyti. Aš jums supažindinsiu jūsų kitą webinarą su skirtingomis šitomis platformomis arba brokeriais, per kuriuos galima investuoti, tai kurį priklausomai pasirinksite, tai galėsite įsigyti Realty Income ir Real Estate Selected Sector SPDR fondas. Tai yra tokie 2 pasiūlymai, bet yra jų be abejo ir daugiau, tik tai reikia prisiminti, kad tokie nekilnojamo turto trestai vadinami reitais. Tai investavimas į reitus reiškia, kad jūs įsitraukiat nekilnojamą turtą jau čia per vertybinius popierius. Ir tada jūs galit ir 1 eurą priklausomai nuo brokerio investuoti į nekilnojamą turtą. Taigi turiu 1 eurą ir jau turiu nekilnojamą turtą savo krepšelį, bet apie tai plačiau kitą kartą, kai kalbėsim apie investavimą per vertybinių popierių biržas. Taip. Tai per kurį brokerį geriau investuoti mes kalbėsime kitą kartą. Aš jums pristatysiu pačius populiariausius, žinomiausius ir
pagal savo sąlygas patraukliausius brokerius, kodėl jie tokie, jums paaiškinsiu kitą kartą. Tai bus Trading 212, Freedom 24 ir IBKR. Jeigu kažkas vis dėlto labai nekantrausit, kuo greičiau, tai nuorodas, kaip jungtis prie šitų brokerių, taip pat paliksiu po savo video. Tai noriu dar kartą pakviesti jūs, investuokite ir išeikite iš savo užburto rato. O dabar mes labai norim išgirsti turbūt Miglę, kuri mums papasakos, kaipgi galima investuoti per profitus platformas. Labas vakaras, Neringa. Labas vakaras visi klausytojai arba turbūt klausytojos. Tai pirmiausia, dėkoju Neringai ir asociacijai Lygiosios, kad pakvietėte mane sudalyvauti šiandienos renginyje. Ir aš tuoj pasidalinsiu savo ekranu. Tai kaip ir Neringa sakė, aš noriu šiek tiek daugiau papasakoti apie sutelktinio investavimo platformą Profitus. Esu Profitus rinkodaros vadovė ir ilgametė investuotoja. Tai tikrai turiu tokį pajautimą, kad ne tik tai iš įmonės pusės, bet ir iš investuotojo pusės visada viską matau. Prieš pereidama detaliau kalbėti apie profitus, noriu bendrai įvardinti sutelktinį finansavimą, kokių rūšių yra. Ir net jeigu nežinote, nesate susidūrę su sutelktiniu finansavimu siekiant investuoti pinigus, esu tikra, kad žinote kai kurias kitas sutelktinio finansavimo formas. Tai pavyzdžiui yra paramos projektai, toks kaip Aukok arba Blue and Yellow, taip pat yra sutelktinis finansavimas. Yra atlygio sutelktinis finansavimas, kuomet projekto rėmėjai uždirba ne pinigus, bet pavyzdžiui gauna produkciją, kurios gamybą rėmė. Yra turinio prenumerata, kaip Contribui, Patreonas. Žodžiu, sutelktinis finansavimas daug rūšių turi. Na ir tas, kur sutelktinis finansavimas, kurio metu siekiama uždirbti, tai yra nekilnojamo turto plėtojimo sutelktinis finansavimas, tai būtent toks ir yra profitus. Bendrai, kaip ta schema atrodo, tai mes platforma esame administratorius ir mes sujungėme dvi pusės. Viena pusė tai yra verslas, kuriam reikalingas finansavimas ir verslas yra pasiryžęs įkeisti savo turimą nekilnojamąjį turtą, kad būtų apsaugotos investicijos. Ir kita pusė tai yra investuotojai, kurie ieško, kur įdarbinti savo laisvas lėšas. Neringa pristatė keletą platformų pagal Lietuvos banko duomenis. Lietuvoje, tiesa, duomenys čia yra 2023 metų, nes 2024 metų duomenis Lietuvos bankas pateiks apie kovo mėnesį. Tai 23 metais buvo Lietuvoje 13 aktyviai veikiančių sutelktinio finansavimo platformų ir profitus tarp jų pirmauja tiek pagal sutelktą sumą, tiek pagal investuotojų skaičių. Dar viena įdomi statistika: sausio mėnesį Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pirmą kartą pateikė Europos sutelktinio finansavimo rinkos analizę. Ir labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo Europa ir kaip atrodome mes tam Europos kontekste. Tai analizėje pateikiama informacija, jog, tokia statistika, jog Europoje yra virš 100, apie 140 sutelktinio finansavimo platformų, tuo tarpu aktyviai veikiančios pagal reglamentą veikiančios yra 98 sutelktinio finansavimo platformos 17 Europos šalių. Na ir įdomioji dalis, kad Lietuva yra top 3 šalių pagal sutelktinio finansavimo platformų skaičių ir mus lenkia Prancūzija bei Olandija. Tiesa, kažkodėl analizėje nėra Ispanijos. Tikiu, kad Ispanija mus šitoj vietoj aplenktų, nes ten taip pat yra daug sutelktinio finansavimo platformų. Nežinau, galbūt Ispanija neteikia duomenų. Na, bet Lietuvos vardas ten yra matomas. Ir kita dar įdomesnė dalis, kad Lietuva yra nurodyta kaip pirmaujanti šalis pagal investuotojų skaičių, kurie naudojasi sutelktinio finansavimo platformomis. Tai galime tikrai teigti, kad lietuviai šį įrankį yra gana gerai įvaldę. Na ir tiesiog įdomumo dėliai dar vieną punktelį pridėjau. Europoje smulkieji investuotojai sudaro per sutelktinį finansavimą 87%,
Tuo tarpu pas mus platformoje smulkieji investuotojai sudaro apie 60%, 40% sudaro mūsų didieji investuotojai, kurie į vieną projektą investuoja nuo 50 000 arba bendras krepšelis yra virš 300 000 eurų. Bet ką tai reiškia investuotojams, kad net investuodami mažesnę, kad ir minimalią 100 eurų sumą, jūs žinote, kad investuojate kartu su profesionalais. Na ir dabar noriu pereiti jau prie profitus investuotojo paveikslo. Man pačiai labai visada būna įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo vyrų moterų santykis. Ir kadangi renginys skirtas moterų įgalinimui, padrąsinimui, tai noriu pasidalinti ir su jumis šitą statistiką. Rodau statistiką nuo platformos veikimo pradžios, tai yra nuo 2018 metų. Ir matom, kad pirmaisiais metais moterų procentas nesiekė 30, vėliau 21-22 metais moterų procentas siekė 40 ir dabar yra apie 35-33%. Analizavau, kodėl taip yra, nes ne visą šitą laiką čia dirbu. Ir turbūt geriausias atsakymas, kas pasikeitė tais 21-22, tai yra platformos įkūrėjos Viktorijos Čiujinskytės aktyvumas. Tais metais ji dalyvavo labai daug renginiuose, podcastuose, skaitė pranešimus, pasakojo savo istoriją ir atrodo, kad tokiu būdu ji įkvėpė ir kitas moteris aktyviau investuoti. Tai, ką šiandien daro Neringa, ką daro asociacija, esu tikra, padrąsina kitas moteris ir matau tikrai tame labai didelę prasmę. Toliau, kalbėdama apie profitus investuotojo paveikslą, norėčiau parodyti, kiek turime užsienio investuotojų, ką jau taip pat ir Neringa minėjo. Tai jeigu imtume per visą platformos veikimo laikotarpį, tai 93% investuotojų yra Lietuvos gyventojai ir 7% užsienio. Ir tas užsienio, tai turime iš viso investuotojų iš 34 pasaulio šalių. Bet jeigu imtume jau tik tai 24 metus, tai turime šiek tiek didesnį procentą užsienio investuotojų ir manau, kad jų turėsime ateityje vis daugiau, nes aktyviai plečiamės į kitas Baltijos šalis ir Ispanijos rinką. Dar vienas labai įdomus pjūvis, kuris dažnai susilaukia daug dėmesio, kad ir kokio amžiaus klausytojam rodyčiau. Tai pirmiausia, tai yra mūsų jaunieji investuotojai. Turime virš 70 nepilnamečių investuotojų ir 8 investuotojus, kurie yra jaunesni negu 1 metų amžiaus. Ką tai reiškia? Kad platformoje su tėvų leidimu paskyrą gali susikurti nepilnamečiai ir arba jie gali patys valdyti paskyrą, arba tėvai gali investuoti vaikų vardu, iki kol vaikai jau taps sąmoningi ir galės perimti. Tai va tie 8 investuotojai iki 1 metų amžiaus yra tie atvejai, kuomet tėvai vos tik gimusiam kūdikiui iš karto sukuria paskyrą, įneša pinigų ir kaupia vaiko ateičiai. O turbūt geriausias šaltinis kaupti vaiko ateičiai yra valstybės skiriami vaiko pinigai, kurie dabar siekia 122 berods eurus. Na ir kita pusė, tai yra pensinio amžiaus investuotojai, jų turime virš 300 ir virš 50 investuotojų turime tokių, kurių amžius yra virš 75 metų. Vyriausia mūsų investuotoja yra moteris, kuriai 96. Tai šiuos skaičius rodydama noriu akcentuoti, kad investavimui nėra ribų ir nėra per anksti ar per vėlai. Todėl, jei kažkas svarstote, tiesiog svarbiausia imti ir pradėti. Na ir jau bendrai profitus investuotojo paveikslas atrodo taip, jūs matot investuotojus pagal amžių ir vyrų moterų procentą. Tai matom, kad aktyviausi mūsų investuotojai tai yra 25-45 metų amžiaus žmonės ir tai yra vyrai. Ir įdomu, kad čia yra pats didžiausias skirtumas tarp vyrų ir moterų. Kuo amžius vyresnis, tuo atskirtis tarp moterų ir vyrų mažėja ir kai teko skaityti pranešimą, kur buvo ir vyresnių moterų, jos sako, tai ką, vaikai užauginti, karjera padaryta, dabar jau mes taip pat galime skirti laiko ir pinigų investavimui. Tai man vis norisi padrąsinti, kad pradėti tai daryti anksčiau. Dabar kita dalis, tai yra mūsų jaunieji investuotojai
iki 18 metų amžiaus. Pamenat, rodžiau, kad turim 8 investuotojus iki 1 metų amžiaus. Tai čia toksai kriterijus vertas atkreipti dėmesį, nes tarp tų 8 investuotojų turime 6 berniukus ir 2 mergaitės. Tada imu sekantį laiptelį, investuotojai nuo 1 metų amžiaus iki 2 metų amžiaus. Mes vėlgi turime 6 berniukus, 2 mergaitės. Ir susidaro įspūdis, kad tėvai turi skirtingą požiūrį netgi nuo pat vaikystės, kūdikystės į mergaičių ir berniukų finansinę edukaciją. Tad aš manau labai svarbu moterims kuo daugiau domėtis ir kuo anksčiau pradėti kalbėti ne tik su berniukais, bet ir su mergaitėmis. Ir aš pati labai mėgstu kalbėti tą moterų įgalinimo temą ir norėčiau net atkreipti dėmesį, kad moterų investavimas turi ne tik tai asmeninę, bet ir labai svarbę socialinę reikšmę. Tai yra pirmiausia finansinis švietimas, nes vyrai dažniausiai investuoja ir, galbūt pasitarė vienas su kitu, su draugu. Tuo tarpu, kai investuoja moterys, jos linkusios edukuoti vaikus, edukuoti tėvus, dalinti su draugėmis. Tai pirmiausia, tai yra finansinis švietimas. Turto atotrūkio mažinimas, labai svarbu, kad visgi moteris uždirbtų kuo panašesnį atlyginimą ir turėtų kuo panašesnę finansinę situaciją su vyrais. Ekonominių galių suteikimas, visgi kuo moteris yra stabilesnė finansiškai, tuo ji didina savo sprendimų priėmimo galią. Na ir paskutinis, kokį aš išskiriau, tai yra parama įvairioms įmonėms, nes moterys yra labiau linkusios socialiai atsakingai investuoti. Tai, žodžiu, jeigu jūs domitės, tai manau, kad jau prisidedat prie labai svarbių pokyčių ne tik asmeniniam gyvenime, bet ir valstybinių lygmenių. Na ir dabar jau noriu pereiti prie Profitus platformos rodiklių. Tai nuo veiklos pradžios per Profitus platformą jau yra sutelkta virš 240 milijonų eurų. Mūsų bendruomenė viršyje 43 000 žmonių ir šiuo metu aktyviai investuojančių yra kiek daugiau negu 12 000. Tarp tų investuotojų turime beveik 160 didžiųjų investuotojų, kurių vidutinis portfelis yra apie 250 000 eurų. Na ir smulkaus mūsų investuotojo vidutinis portfelis yra 5300. Bet tikrai turime daug investuotojų ir tokių, kurie tiesiog, kiek turi, kad ir tą 100 eurų investuoja ir pradeda. Ir įdomumo dėliai pažiūrėjau, kiek daugiausiai investicijų yra atlikęs vienas žmogus, tai nuo veiklos pradžios įmonės jis yra investavęs daugiau negu 280 kartų. Tai yra toksai žmogus, kuris mėgsta matyti labai diversifikuoti ir jisai nedidelėm sumom dalina į daugelį projektų. Toliau, kalbant apie įmonės rodiklius, jau imu tik tai 24 metų rodiklius. Tai per šiuos metus prie mūsų bendruomenės prisijungė kiek daugiau negu 6700 vartotojų. Mūsų investuotojai per praeitus metus uždirbo 6 milijonus eurų. Mano akimis tai įspūdinga suma. Prie mūsų prisijungė 33 nauji VIP didieji investuotojai. Ir per visus metus per platformą buvo finansuoti 438 projektai. Ką tai reiškia? Kad per mėnesį mūsų investuotojai turi 35 galimybes diversifikuoti ir išskirstyti savo investicijas. Tačiau vidutinis finansavimo laikas yra gana trumpas, tai yra 2 dienos. Todėl, kaip ir Neringa minėjo, mes sukūrėme automatinio investavimo įrankį RoboInvest, kurio pagalba nusistatę kriterijus jūs galite suinvestuoti automatiškai, nes yra projektų, kurie, pavyzdžiui, per kelias valandas ar net 15 minučių yra surenkami, tai robotas jums padėtų tų projektų nepraleisti. Na ir turbūt pats svarbiausias investuotojams skaičius tai yra istorinė grąža. Šiai dienai tai yra 10,14% ir, kaip ir Neringa sakė, didžioji dalis projektų yra metų laiko trukmės. Na ir per praeitus metus sutelkta suma, tai iš vienos pusės sutelkta, o tai reiškia tiek pinigų suinvestavo mūsų investuotojai, tai yra 88 milijonai eurų. Ir jeigu žiūrėtume nuo veiklos pradžios, tai jūs matot, kaip
mūsų portfelis auga kasmet ir palyginus su praeitais metais augimas yra beveik 50%. Tai rodo, kad apsukų mes ir mūsų investuotojai nemažiname. Na ir kiti įdomus rodikliai tai yra portfelio sveikata. Kaip ir sakiau, bendra nuo veiklos pradžios sufinansuota suma yra kiek daugiau negu 240 milijonų eurų. Šiai dienai investuotojams sėkmingai grąžinta yra 161 milijonas eurų ir aktyvių investicijų yra apie 80 milijonų eurų. Ir kalbant apie portfelio sveikatą, iki 90 dienų vėluojančių paskolų yra 4% ir išieškojimo procese yra 1,48% nuo viso istorinio portfelio. Na ir nuo kogi pradėti? Iš tiesų, esame atlikę vidinę apklausą ir ji parodė, kad net 65% svarstančių, kad nori pradėti investuoti, nežino, nuo ko pradėti ir vidutiniškai tas procesas trunka apie 12 mėnesių. Ir vėlgi apklausa parodė, kokios yra didžiausios baimės, o aš kartu sudėjau šalia, kaip sutelktinis finansavimas galėtų tas baimės padėti įveikti. Tai pirma didžiausia baimė, žinoma, yra prarasti pinigus. Tai sprendimas gali būti pradėti investuoti mažomis sumomis. Pavyzdžiui, tas pats 100 eurų, kol suprasite, kaip veikia, kaip atsirinkti projektą, kol įsidrąsinsite, sprendimas gali būti tiesiog minimali investicija 100 eurų. Žinių apie investavimo trūkumas. Atrodo, kad šiai dienai ir webinarų visokių yra, ir informacijos tiesiog skaityti galima internete, bet kartais žmonėms pritrūksta jos tokios paprastos, lengvai suprantamos. Tai šiandien Kaiva ir šis podcastas turbūt suteikia kuo paprasčiau, lengviau viską suprantamai. Vėlgi, sutelktinio finansavimo platforma yra gana paprastas, lengvai suprantamas investavimo įrankis. Na, kaip aš juokauju, jeigu jūs mokat apsipirkti internetu, tai žinokit, kad mokėsit ir investuoti per Profitus platformą. Kita baimė, tai yra krizės baimė. Tai sprendimas gali būti vėlgi sutelktinio finansavimo platforma todėl, kad investicija yra gana lengva atsiimti trumpame periode, nes dažniausias periodas tai yra 12 mėnesių. Tai jūs galite pasiplanuoti, kad už kiek čia laiko man tų pinigų reikės. Ir šita pati baimė yra susijusi su baimė ilgam įšaldyti pinigus, jos yra tikrai, man atrodo, labai panašios. Apgavikų baimė. Tai sprendimas yra žiūrėti, kurią platformą, kurią įmonę jūs galite matyti ne tik tai pačią įmonę, bet ir žmonės. Ir mes Profitus platformoje tikrai labai stengiamės daug komunikuoti, daug bendrauti tiesiogiai, kad žmonės žinotų, kas už tos platformos yra, kokie veidai. Na ir yra taip pat tokia aktyvi baimė priimti klaidingą sprendimą, o iš tiesų tai didžiausia rizika yra neprisimti jokios rizikos, nes kadangi visi puikiai suprantame, jog pinigai laikomi tiesiog nuvertėję. Na ir dar kaip pavyzdį paėmiau tą 100 eurų minimalę sumą, kurią galima investuoti per Profitus platformą ir kaip ji atrodo 3 atvejais. Jeigu aš juos tiesiog išleidžiu savo malonumui, jeigu kaupiu ir jeigu investuoju. Ir paėmiau 5 metus. Čia labai gerai matosi, ką ir Neringa minėjo, kaip tos sudėtinės palūkanos veikia. Be abejo, čia yra neįvertinami mokesčiai ar pinigų nuvertėjimas, bet bendrai kaip tie pinigai atrodytų. Tai per 5 metus, jeigu jūs tik tai kaupsite, galite turėti 6 000 eurų, jeigu investuosite su vidutiniškai 10% metinė grąža, galite pasiekti daugiau negu 7 000 eurų. Jeigu tai bus 10 metų periodas, jūs investuodami sumą galite netgi beveik padvigubinti. Ir trečias, aš paėmiau, galvodama apie tuos tėvus, kurie, pavyzdžiui, investuoja tik tai gimusiam vaikui, tai iki kol jam sueis 18 metų, investuojant po 100 eurų per mėnesį, galima praktiškai patrigubinti tuos pinigus, kurie būtų tiesiog kaupimo atveju. Na ir
dabar pamėginau dar sudėti tokius visus argumentus, kodėl profitus galėtų būti ta jūsų investavimo pradžia. Tai pirmiausia, kad minimali investicijos suma yra 100 eurų, o dažniausias terminas 12 mėnesių. Ir investuojant nuo jūsų pasirinktos sumos priklauso ir palūkanų dydis. Jeigu investuojate didesnę sumą, jūsų palūkanos tokiu atveju yra vis didesnės. Toliau, apie ką ir Neringa daug kalbėjo, nekilnojamas turtas yra bene saugiausia investavimo forma, tai sutelktinis finansavimas nėra tiesioginis investavimas į nekilnojamąjį turtą, bet jūsų investicijos yra apsaugotos nekilnojamo turto įkeitimu. Toliau, turbūt pagrindinė investavimo taisyklė tai yra diversifikacija. Tai viena galimybė diversifikuoti, tai naudoti tiesiog skirtingus įrankius arba skirtingas, kad ir sutelktinio finansavimo platformas, bet net investuojant per profitus platformą, jūs galite diversifikuoti pagal projekto paskirtį, pagal plėtotoją, pagal šalį, tai yra Lietuva, Latvija, Estija, Ispanija, arba pagal regioną, nes dalis šalių mes esame tam pačiam regione, bet Ispanija jau yra visai kitas regionas. Toliau yra automatinio investavimo įrankis RoboInvest, kuris supaprastina jūsų procesą ir tiesa dar čia nepaminėjau, šiais metais nuo švenčių, nuo kalėdų turime mobilią programėlę skirtą investavimui, tai maksimaliai jūsų patogumui jūs galite ir robotą nusistatyti ir dar naudotis telefone programėlę, kad būtų bet kada lengva ir greita pasiekti savo paskyrą. Toliau, praeitais metais su mumis pradėjo dirbti didieji nekilnojamo turto plėtotojai, tokie kaip Realko, Citus, Kaita, Ryfo. Tai jūs žinote, kad tai yra didelis, stiprus verslas. Ir vėlgi, jeigu pradedate investuoti, man atrodo, ramiausia yra investuoti į tokių didelių žinomų vardų vystomus projektus. Vėlgi, kuo didesnės apimtys, tuo didesnė patirtis. Čia aš jau kalbu apie mūsų platformą. Tuo mes daugiau matome, ką galime daryti geriau, kuo didesnėm apsukom dirbame. Edukacija ir bendruomenė. Tai vienas dalykas, mes daug dalyvaujame ir tokiuose podcastuose kaip šiandien, važiuojame į mokyklas, turime savo organizuojamą sumanaus investavimo forumą, kurį organizuojame kas mėnesį ir kviečiame žmonės dalyvauti ne tik investuojančius profitus, bet ir bendrai besidominčius. Ir galimybė investuoti nepilnamečiams, tikrai nėra daug tų galimybių Lietuvoje, tai profitus yra viena iš jų. Ir žvilgsnis į ateitį, į ateinančius metus, ko iš mūsų galima tikėtis, tai mes ketiname įsitvirtinti Ispanijos rinkoje. Taip pat šiuo metu jau pradedame kurti antrinę rinką, ką tai reiškia, kad projektus, jeigu jums anksčiau prireiktų pinigų, bus galima parduoti ir kartais, žinau, būna žmonės nori vėluojančius projektus parduoti, o yra tokių, kas nori nusipirkti, nes kai vystytojas vėluoja grąžinti įmoką, yra skaičiuojamos padidintos palūkanos. Tai jeigu investavimo strategija yra ilgalaikė, kartais iš tiesų yra visai ir naudinga, jeigu kažkiek vėlavimų yra. Toliau ketiname labai aktyviai užsiimti edukaciją. Ir tokia viena kryptis, tai kad mes važiuojame į įmonės ir tiesiog jau asmeniškai pristatome platformą ir investavimo galimybes. Tai jeigu jūs savo įmonėse turite edukacijai skirtą laiką, drąsiai galite susisiekti ir mes atvažiuosim ir pas jūs. Ir įstatymo pataisų inicijavimas čia yra labai svarbus punktas. Šiuo metu Lietuvoje nėra būtina registruoti preliminarias sutartis ir šį įstatymo šią pataisą mes norime inicijuoti, kad būtų apsaugoti tiek pirkėjai nekilnojamo turto, tiek kreditoriai ir investuotojai. Tai taip atrodo mūsų žvilgsnis į ateitį. Jeigu turite kažkokių klausimų, idėjų, jūs galite su manim susisiekti tiek LinkedIn, tiek per Instagram paskyrą. Aš labai visada noriai bendrauju ir ar atsakinėju į klausimus, ar tiesiog išklausau idėjas ir pasiūlymus.
Ir ko dabar neparodžiau, bet norėčiau pereiti tai prie vidinės platformos dalies, kaip ta vidinė paskyra atrodo. Aš tuoj pasidalinsiu savo ekranu ir parodysiu, kaip tai atrodo iš vidaus. Neringa, jūs, jeigu turėsite kažkokių klausimų, tai galite ir eigoje sakyti ir mes kartu galėsime pasižiūrėti. Taip, aš dabar įsijungiau, iš tikrųjų tai galvojau, ar įsijungti savo paskyrą ar savo sūnaus, bet pagalvojau, kad mano sūnaus galbūt net įdomiau, nes mano sūnus yra 12-metis ir nuo rugpjūčio mėnesio jis pradėjo investuoti, nes susidomėjo, tai pagalvojau, kad jo paskyrą parodysiu. Čia jis investuoja savo per gimtadienius gautus pinigus, per ten močiutės senelio duotus pinigus. Tai yra reali 12-mečio paskyra. Tai kaip tai atrodo? Pirmiausia, prisijungus prie paskyros, jūs galite matyti, kiek yra aktyvių investicijų, koks yra šiai dienai sąskaitos likutis, kokios vidutinės metinės palūkanos ir kiek per visą investavimo periodą yra uždirbta pinigų. Toliau jūs matot savo aktyvių investicijų sandarą, kiek yra skirtingų projektų. Beje, gautas palūkanas jūs galite skaičiuoti pasirinkę laikotarpį, tai ar tai visas laikotarpis, ar galite nusistatyti kažkokį laiko rėžį. Toliau jūs matot, kelintas jūs esate investuotojas tarp visų egzistuojančių investuotojų ir čia toliau jau yra aktyvios paskolas. Dabar žiūrint į savo paskyrą, čia jūs matote pinigų likutį, tai arba galite čia spausti, pavyzdžiui, papildyti, arba galite čia spausti, papildyti. Ir kaip Neringa minėjo, yra keletas papildymo būdų, tai yra papildymas kortele, inicijavimas per banką arba tiesioginis bankinis pavedimas. Tai greičiausiai pinigai įkrenta naudojantis papildymas kortele. Vėlgi, jeigu norite pinigus išsiimti, jūs spaudžiate išsiimti ir čia turite nurodyti savo banko duomenis ir galite tuos pinigus išsivesti. Tiesa, dar nepaminėjau apie patį registracijos procesą, kadangi čia jau paskyra sukurta, bet jeigu taip nuo pat pradžių žiūrint, tai kaip tai vyksta? Jūs registruojatės, pavyzdžiui, spaudžiate tą nuorodą, kur minėjo Neringa, kur jūs pirmai investicijai iš karto gausite 25 eurus, jūs suvedat savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, užsiregistruojate, toliau reikia patvirtinti tapatybę. Ką tai reiškia? Fotografuojate save, fotografuojate dokumentą ir Ondato sistema patvirtina, kad tai tikrai jūs. Labai rekomenduoju registracijos procesą atlikti telefonu, nes kompiuteris kartais pagauna šoninius vaizdus ir atmeta, todėl telefonu viskas vyksta sklandžiau. Ir kai yra patvirtinama jūsų tapatybė, jūs atsakote į Lietuvos banko nustatytus klausimus, kur tiesiog yra įvertinamas jūsų investavimo žinios. Bijoti klausimų nereikėtų, ten nebus, kad jūs atsakysite, pavyzdžiui, kažką neteisingai ir jums neleis investuoti. Iš principo tai yra skirti tiesiog įsivertinti. Paprastai mūsų visi investuotojai yra priskiriami nepatyrusiem investuotojams. Tai reiškia, kad jūsų interesus saugo Lietuvos bankas. Reiškia, kad jūs turite galimybę per 4 dienas atšaukti savo investiciją, kai investuojate. Žodžiu, tų klausimų nereikėtų bijoti, tai yra tiesiog natūrali procedūra. Na ir dabar tą savo paskyroje dar noriu parodyti, kaip atrodo. Tai vėlgi, pradžia. Paskyros apžvalga, ką aš jau rodžiau. Jeigu spaudžiate investuoti, jūs matote projektus. Tai kur rašo sužinoti daugiau, reiškia projektas jau yra uždarytas. Kai jūs matote investuoti, reiškia, kad šiuo metu tai yra atviras projektas. Ir dabar turime Realko plėtotojo atvirą projektą Ispanijoje, tai yra Ocean 11 East. Jūs spaudžiate investuoti ir čia matot visą informaciją. Pirmiausia, tai yra projekto nuotraukos arba vizualizacijos, mūsų atsakingo vadybininko trumpas komentaras. Dešinėje pusėje jūs matote, kokia yra renkama
suma ir pasirinkę skirtingą sumą jūs galite matyti, kiek jūs uždirbtumėte palūkanų, nes, kaip sakiau, jos priklauso nuo investuojamos sumos dydžio ir kai jau nusprendžiate, jūs galite spausti investuoti. Bet iš tiesų prieš investuojant labai rekomenduoju peržiūrėti projekto informaciją. Čia yra pagrindinė informacija, kur jūs galite matyti, kada bus mokamos palūkanos, koks yra projekto reitingas, pirminė ar antrinė hipoteka, metinės palūkanos, LTC arba LTV rodiklis, kokia yra finansavimo paskirtis ir terminas. Taip pat štai čia išskleidę galite matyti detalesnę informaciją ir matyti palūkanų laiptelius, kaip investuojant į didesnę sumą keičiasi palūkanos, kurias jūs uždirbsite. Ir vėliau, kai jau suinvestuojate, čia dešinėje prie naujienų jūs visada galite matyti pačią naujausią su projektu susijusią informaciją. Tai labai čia siūlau pasižiūrėti, kokia informacija yra, susipažinti ir tada investuoti. Toliau yra RoboInvest, tai yra automatinio investavimo įrankis, kur yra 3 galimos strategijos. Start, kai jūs investuojat nuo 100 eurų, Grow nuo 300 ir Pro nuo 700. Kuo didesnę minimalią investavimo sumą renkatės, tuo daugiau kriterijų jums atsirakina. Vadinasi, tuo detaliau galėsite nurodyti, koks projektas atitinka jūsų lūkesčius. Ir kai susikūrėt strategiją, jūs ją aktyvuojat ir tada viršui aktyvuojate štai čia patį robotą, nes strategijų jūs galite turėti iš viso 5. Tai pavyzdžiui, jūs galite susikurti 5 strategijas ir aktyvuoti arba visas, arba keletą ir aktyvuoti patį įrankį. Toliau jūs žiūrite mano investicijos. Galite matyti aktyves investicijas. Mano sūnus tiek yra suinvestavęs, beje, jisai pats pasirenka, kuris projektas jam atrodo įdomus ir pasinvestuoja. Toliau yra užbaigtos, vadinasi, jau gražinti pinigai. Čia mes matom, buvo investicijos terminas 12 mėnesių, bet pagal uždirbtas palūkanas aš matau, kad greičiausiai investicija grįžo anksčiau, dėl to nebuvo didelė suma uždirbta, bet tie pinigai jau yra toliau perinvestuoti, kurie grįžo. Čia yra vėluojančios, mano sūnus investuoja ne taip seniai, kaip sakiau, nuo rugpjūčio mėnesio pas jį kol kas nėra vėluojančių paskolų, parduotos, išieškomos ir kitos. Žodžiu, čia galite visą rasti informaciją apie savo aktyves investicijas. Toliau operacijos, galima matyti, kada kiek pinigų buvo įnešta ar kur suinvestuota. Tai va tokie yra pagrindiniai dalykai, ką norėjau papasakoti. Nežinau, Neringa, sakykit, ar kažką praleidau, gal yra kažkoks klausimas, kas dar, kaip iš investuotojo pusės domintų, kalbant apie platformos naudojimą. Miglė, pirmiausia, gal Ugnė turi klausimą? Ugnė, kuri nors. Norėjau padėkoti labai už įdomią statistiką ir labai ir miela ir smagu, kad jūsų sūnus investuoja. Tai tiek. Jeigu klausimų būtų, kaip ir sakiau, bet kada galima ir su manim tiesiogiai susisiekti, visada mielai atsakyčiau. Taip, aš manau, kad čia buvo labai geras tas ėjimas parodyti būtent sūnaus portfelį, nes kai pamatai, kad 8-metis berniukas gali investuoti, tai pasidaro kažkaip net truputį gėda, jeigu tu pats nelabai. 12-metis berniukas. Taip, bet ten dar ir mažesnių pas jūs dar buvo, mačiau. Tai tada tikrai, jeigu gali vaikai, tai tada kodėl negaliu aš, toksai klausimas. Tai investuoti tikrai paprasta, aš irgi investuoju per profitus ir galiu patvirtinti, kad viskas labai intuityvu, man jokių kursų nereikėjo, viskas suprantama ten patiems praktiškai, jeigu klausimas iškyla, galima bet kada paskambinti, visada mielai atsiliepiama ir atsakoma. Tai norėjau tik tai porą tokių gal pastabų pasakyti ir tada klausimą turiu. Rekomendavim, pavyzdžiui, matėmės, kad robotą galima išjungti. Visus tos sukurtus RoboInvest profilius galima išjungti vienu ypu. Ir kada tai reikalinga, tai aš noriu pasakyti, pradedantiem ypatingai, jeigu jūs jungsitės per nuorodą, per rekomendavimo nuorodą, jūs gausite tą 25 eurų
prizą. Ir vat, kai norėsite jį panaudoti, tai jo neišeis per RoboInvest panaudoti. Reikės atlikti rankiniu būdu savo pirmąją investiciją, prie kurios jūs pridėsite tą bonusą. Kol kas nėra galimybės per automatinį investavimą jos suinvestuoti. Todėl va, tokiais atvejais, kai mes turim kažkokį va, tokį nuolaidos kodą, išjungiam robotą ir tada mes jau galim suinvestuoti rankiniu būdu, o paskui vėl aktyvuoti savo robotą. Ar taip Labai geras pasakiau? pastebėjimas, Neringa, ačiū. Taip, norėjau paklausti dar poros klausimų. Tai vienas būtų tai, kad tikrai išskirtinė platforma jau vien tuo, kad įkūrėja yra mergina moteris, ne? Tai kaip jūsų kolektyvas, ar jisai labiau moteriškas, ar labiau vyriškas, ir ar kuo tai daro jūsų platformą išskirtinę, tai kad vadovė vis dėlto yra moteris, ne vyras, labai neįprasta, ne finansų pasaulyje. Žinot, mūsų platforma iš tiesų yra labai išskirtinė, nes ne tik tai platformos įkūrėja yra moteris, bet ir visos įmonės aukščiausios vadovės yra moteris. Ir tikrai nėra jokios selektyviai, jokio kriterijaus, kad atsirenkant būtinai mes čia turėtume būti moteris, bet, nežinau, gal ta tokia energija susidaro ir manau, kad per mūsų platformą net ir drąsiau yra investuoti moterim, nes jos nebijo tada paklausti, nebijo, kad tas klausimas bus gal kažkoks kvailas, nes kai vien tik tai kostiumuoti patyrę vyrai, tai kartais trupučiuką atrodo nedrąsu. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, mūsų platforma tokia net yra, nors veikla, taip sakyčiau, bankinė, bet mūsų visas bendravimas yra labai ryškus ir gyvas. Ir daug turim to tiesioginio bendravimo, kas, aš manau, irgi yra stipriai susiję su aktyviu moterišku kolektyvu. Tai va taip mes čia iš vidaus atrodome. Aišku. Dar vienas būtų klausimas, jūsų pačios bendrai investicijų portfelį, jūs jau 8 metus ar daugiau investuojate, kiek sudaro būtent vienaip ar kitaip nekilnojamas turtas? Tiesiog įdomu. Na, tiesiogiai į nekilnojamąjį turtą aš neinvestuoju, bet investuoju per sutelktinio finansavimo platformas. Bendrai aš galiu pasakyti, kaip mano tas investiciniai įrankiai atrodo. Tai aš investuoju į akcijas, turiu įvairių kompanijų akcijų, turiu per P2P vieną platformą investuoju ir taip pat per 2 sutelktinio finansavimo platformas. Tai didžiausia dalis mano investicijų yra būtent su nekilnojamo turto įkeitimu, kaip į saugiausią dalį, o jau, pavyzdžiui, kaip aš tokį gamblingą, lošimą, tai turiu nusipirkusi šiek tiek bitkoino. Bet ten tikrai nedidelę dalį, nes ten, taip dėl įdomumo. Bet visgi nekilnojamo turto apsaugotas investicijas aš laikau saugiausiamis ir ten didžiausią dalį investuoju. O ar reitus teko investuoti, ar ne? Neteko. Labai klausiau, ką jūs kalbat, nes aš vis noriu kažką dar naujai išbandyti. Dabar ir tų ETF-ų nusipirkau. Ir labai klausiau, ką jūs sakėte, nes vėlgi, kaip ir minėjau, diversifikacija, man atrodo, vienas iš svarbiausių investavimo kriterijų, tai aš stengiuosi paskirstyti ir, manau, kad išbandysiu. Tai labai smagu, nes, pavyzdžiui, mes jeigu perkam reitą, mes galim jį pirkti Jungtinėse Amerikos valstijose, ne? Tai va, jeigu mes per Lietuvos sutelktinio finansavimo platformas negalim įsitraukti Jungtinių Amerikos valstijų kažkokio nekilnojamo turto vystymo objektų, tai mes galim juos įsitraukti tokiu būdu. Taip kad geografinė diversifikacija tikrai įmanoma ir net ir tada, kai tu turi, kaip sakiau, 1 eurą ar 100 eurų, tai tikrai yra įmanoma. Svarbiausia yra norėti. Ir aš labai noriu paantrinti jums, Miglė, kai jūs sakėte, didžiausia rizika yra nedengti bet kokios rizikos, neinvestuoti. Tai yra pati didžiausia rizika, nes tu jau iškart save pasmerki, kad tu priklausai nuo to, kaip ten svyruos kainos, kaip ten kokia bus infliacija ir taip toliau. Tu tiesiog tampi tuo pasroviui plaukiančių kažkokiu lapeliu nukritusiu į vandenį ir tu nevaldai situacijos. Tai va, jeigu tu nori valdyti situaciją, ir plaukti ten, kur tau reikia, o ne ten, kur tave srovė neša, tai reikėtų iš tikrųjų pradėti investuoti. Vieną kartą savo pasakyti, užtenka atidėlioti, užtenka save įtikinėti, kad aš dar neturiu tos laisvos sumos. Jeigu tu gali sau leisti per dieną nusipirkti ant puodelį kažkokios ten kavos ir su juo vaikščio tenai išdidžiai visą dieną, tai realiai tu išmeti tuos pinigus, tu geriau išsivirk tos kavos namuose ir pavaišink draugą, o tuo tarpu pats investuok. Tai va, tai toks būtų mano palinkėjimas.
Ir tada ką, labai labai ačiū ir viešniai, kuri taip išsamei viską papasakojo. Ir labai ačiū Ugniai ir visai jų kompanijai Lygiosios, kad jūs apskritai šviečiat merginas, moteris, kad jūs tokios aktyvios. Aš ten pažiūrėjau jūsų puslapį, kaip ten jūs mokotės apsiginti. Irgi savigynos visokie kursai ir taip toliau, atrodo labai smagi tokia gyva organizacija. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai, aš taip pat norėčiau padėkoti ir Neringai, ir Miglei už nuostabų seminarą ir lauksiu visų ne kito, dar kitą penktadienį. Aš taip pat dėkoju ir noriu palinkėti moterims įkvėpkime vienos kitas, kiek tik galim. Dėkui labai. Viso gero. Viso gero. Ačiū labai visą. Dabar to.